Sako, kad prie jūros visi apartamentai vienodi. Lova, dušas, salionas ir viskas. Mes irgi taip galvojame, kol neatradome šitos vietos. Važiuojam. Jeigu manęs paklausti, į kokius apartamentus prie jūros norėčiau sugrįžti dar kartą, atsakymą jau turiu. Tai ne tik vieta nakvyniai, tai vieta, kur nuo pirmos minutės jauti kokybę, ramybę ir rūpestį kiekvieną detalę. Pirmiausia, mane sužavėjo nepriekaištinga švara. Taip, tiesiog išlaikyta ir labai kvepia ir labai viskas nauja. Tikrai tokia, kur ieškoti trūkumų tiesiog nėra prasmės. Viskas kvepia gaiva, spindi ir atrodo, lyg būtum pirmas svečias. Čia naudojama profesionali paruošta patalynė, moderniai įrengti apartamentai, kokybiškos higienos priemonės ir apgalvota kiekviena smulkmena, kad poilsis būtų visiškai nerūpestingas. Labai patiko ir bendravimas. Nuo rezervacijos iki išvykimo viskas aišku, greita ir nuoširdu. Jauti, kad svečiais tikrai rūpinamasi. Baseino zona ir vaikų zona. Guliai deginėsi, vaikai žaidžia. O svarbiausia, gali rinktis apartamentus skirtingose Lietuvos pajūriuose. Klaipėdoje, Karklėje, Kunigiškėse, Palangoje, Monsiškėse ir Svencelėje. Simaudžiau, o dabar į pirtelę. Man tai viena iš tų vietų, į kurią norisi sugrįžti ne vieną kartą. Mes jau grįžtame antrą vasarą iš eilės. Mama, nu šitaip gražu. Tiek gera būti čia. Ir manau, kad tai yra pati geriausia rekomendacija, nes sugrįšime vėl tuoj pat. Nu ką, patiko? O mes planuojame sugrįžti dar ne kartą.